Sveiki visi, kurie stebite mano kanalą, komentuojate, dalinatės ir spaudžiate like. Šiandien turiu progą švęsti pirmąją sukaktį. Jei pamenate, lygiai prieš mėnesį išėjo pirmasis projekto postas. Dar tik mėnesis, bet ant mano sienos jau 46 tauragiškių portretai ir trumpos jų istorijos. 46 iš 518 Karlai. Ar buvo sunku? Ne. Bet prisipažinsiu, buvo keletas rytų, kai nežinojau, nuo kokio žmogaus fotografavimo pradėti dieną. Todėl postai vis dar neturi reguliarumo. Tam reikia dar kruopštesnio planavimo ir aš jau žinau, kaip tai ištaisyti. O dabar pažiūrėkite dar keletą trumpų video, kurių jūs nematėte. Pozuokite ir taip, ir vienaip. Taip nepadarysi. Nepadarysi. Kai jūs nežinot, kai aš jumis fotografuoju, tai gaunasi aš. Fantastika. Nieks nesuvaidinta, ane? Ką? Taip, niekas nesuvaidinta. Įkvepiam orą pilną nosim. Kadangi turime nors ir nedidelę, bet vis tik sukaktį, reikia dovanos. Projekto partneris reklamos agentūra Reklamuokis ateina į pagalbą ir įsteigia prizą, kurį kiekvieną mėnesį padovanosime vienam projekto herojui. Kas jis bus, spręsite jūs. Herojus ar jo istorija sulaukusi daugiausiai jūsų like, nuo mūsų gaus ant drobės atspausdintą nuotrauką su mano parašu ir palinkėjimu. Ant drobės bus projekto logotipas ir jo numeris šiame projekte. Sutikite, dovana gera, o dabar, jei leisite pirmąją nuotrauką kitą savaitę, aš įteiksiu pirmajam projekto dalyviai, mūsų visų mylimam Eugenijui Margiui. Augiukai, kitą savaitę pasimatome. Ir dar, noriu priminti, kad nuo šios savaitės platformoje Contribui startavo projekto prenumeratos modelis. Kas tai? Žmonės, kuriems patinka tai, ką darau ir nori prie jo prisidėti, gali įsigyti norimo prenumeratą, kurios kaina siekia per mėnesį nuo 2 iki 10 eurų. Apie šią platformą aš padarysiu atskirą video ir jame bus daugiau aiškumo. Prenumeratą galima pradėti nuo bet kurios dienos, ją taip pat galima nutraukti nuo bet kurios dienos, jeigu jums kažkas tai nepatiks. Sistema saugi, patikrinta ir jokių problemų nesukels. Labai ačiū pirmiesiam 5 prenumeratoriams. Šį vakarą tiek, ačiū už dėmesį ir iki susitikimo.